Jeigu girdit, burkuoja laukinis karvelis. Ką tik burkavo. Keliaujam toliau. Tyliai kalbu, nes už tvoros žmonės vaikšto. Ir šito takeliu taip pat vienas kitas pro šalį praeina. Oras labai šiandien gražus, šilta, pučia nestiprus vėjelis, nuotaika nebloga. Šiandien mano nuotaika nebloga. Aš kaip tas iš multifilmo katinas, tiksliau katytė, kuri mėgsta vaikščioti viena. Bet nebūtinai viena. Galiu su kažko, su kokiu artimu žmogum vaikščioti. Bet vienai man kažkaip fainiau. Ramiau. Kažkur varnienas nuskrido. Bet nebematau. Kažkur skrydo ir nuskrydo. Kągi, keliaujam toliau. Paliksim tą varnieną ramybėj. Tegul visai savo skaniai sočiai pietauja. Gamta čia irgi graži. Kaip matot, labai greitai viskas sužaliavo. Dar pasigrožėkim gamta. Šviečia saulutė. Nuostabus oras vaikščiojimai. O ką daugiau daryti? Reikia vaikščioti, kol geri orai. Man labai patinka tos mėlynos gėlytės. Štai. Aš nežinau, kaip jos vadinasi. Kadangi mano mylimiausia spalva mėlyna, tai man jos tiesiog taip džiugina širdelę. Negaliu, tik tai, kad čia labai aukšta žolė. O jau kur aukšta žolė, jūs patys suprantat, gali būti daug erkių. Nu jau čia prasideda ligoninė. Ten toliau, tai jau aš tenai nebefilmuosiu. Va čia dar tą takelį nufilmuosim. Ten va kažkada, mano manymu, liktai, man taip atrodo, buvo bunkeris. Bet jisai dėja užmūrytas, įėjimas į jį užmūrytas. Ir dėja niekaip neišeina tenai pavaikščioti. Nes jisai užmūrytas ir viskas. Ir po jį dėja neišeis pavaikščioti. Nu kągi, keliaujam toliau.